Pone Laima, tai ką padarė moterų klubas kartu su Visados bendruomenė, mokykla ir visi sėdišiai kartu, kaip mes matėme, prisidėjo prie šito neįtikėtino gražaus projekto, nustebino mūsų mažeikiečius ir mes galime iš jūsų tik pasimokyti ir mažeikių bendruomenė turėtų atvykti gausiais būriais pažiūrėti šito kalėdinio stebuklo. Iš tiesų pranoko tai, ką pamatėm šiandien, visus lūkesčius ir pradėkim tiesiog nuo idėjos. Kaip kilo ta idėja? Idėja kilo praeitais metais per Kalėdas. Mes jau bandėme kepti ir mes jau išmokę buvom ir aš nežinojau, kad yra daugiau moterų kepančių. O rudenį galvoju, kodėl to viso gražaus dalyko nepanaudoti kaip mokymam. Tai sukvietėm mamas į darželį ir į mokyklą ir aiškinom apie tai, kaip su vaikais reikia namuose buity kepti kalėdinius meduolius, įvairiausius pyragėlius, dekoruoti. Ir tuo pačiu vyksta bendravimas tarp tėvų ir vaikų, ir auklėjimas, mokymas ir padaro gerą darbą, paskui gali pasidžiaugti savo darbai. Tam tikra prasme tai yra ir edukologinis projektas. Taip, tas projektas bendruomenė, mokomasis, edukologinis. Čia mes turėjome minti, kad gražiai, saldžiai ir šiltai ir jaukiai užbaigti šeimos metus, kad visi draugiškai užbaigti šeimos metus. Dabar sakykit, ar jūs kažką panašaus kažkur matėte? Pernai girdėjau per televizorių, pasakojo užsienietis, kad tai buvo filmuota medžiaga buvo, jis visus metus kepė miestą, tas jo miestas labai įspūdingas, tik maistiniai produktai ir galit valgyti. Mane labai nustebino, kad tas jo miestas buvo labai ryškiams spalvom darytas, aš nemanau, kad jis jau labai skanus ir valgomas, o mūsų miestelis tik dekoruotas. Ir jūsų miestelis labai ekologiškai atrodo, nes iš tiesų tų tokių maistinių dažų panaudota, kaip mes matom, labai mažai, neįtikėtinai mažai. Kas kepinio bazė, kokia yra, kas dedasi čia? Visą tą skanumą, kvepėjimą kalėdinį sukelia imbieras, aišku, ir cinamonas. Kaip jūs galvojat, ar jūs suskaičiavot, kiek yra namukų ir kiek panašiai šeimų dalyvavo šiam projekte? Namukų mes matome ant stalo apie 30-27, dar aš galvoju, kokius 2-3 gal ir atneša iki šventų kalėdų. Bet buvo tokių, kur kepė gal nepavyko, nesusiklijavo. Aš galvoju, kokį 50 kiemų galėtum kvepėjo iš. Labai visus kviečiu aplinkinių vietovių gyventojus. Kalėdų rytą, 8 valandą prasidės bernelių mišios, atvykti į Visados bažnyčią, o po mišių kalėdų senis iš bažnyčios pakvies visus atvykusius ir parapijiečius aplankyti Visados miestą ir aišku paskanauti. Ir labai dėkoju visiems prisidėjus, visi palaikiusiams šitokią gerą idėją. Gerų, šiltų, jaukių, ateinančių naujųjų metų, visokių kalėdų, laimės visiems ir sutarimų. Aš kalbinau savo seserį Laimutę Mažymienę.